Sveiki! Šioje pamokoje mes susipažinsim su Glogo kūrimo įrankiu Text. Tai tekstų pateikimų pasirinkimų įrankis. Šiuo įrankiu langas panašus į dekoravimo elementų pasirinkimų langą, tik tai čia teksto lauko atvaizdų galerija rūšiuojama ne tik pagal temas, bet ir pagal formą. Pavyzdžiui, bubbles, dialogo burbulai, stickets, lipdukai ir titles, antraštės. Mes norim sukurti Glogo antraštį. Pasirinkam titles ir norim tematiką. Pavyzdžiui, hippies. Patvirtinam savo pasirinkimą. Pakeičiam antraštės tekstą. Paspaudžius mygtuką Edit. Patvirtinam pasikeitimus. Pareguliuoti antraštės dydį ir vietą. Šių įrankių pagalba galima sukurti ir dialogų laukelius. Pasirenkame bubbles ir tematiką. Išrenkame tinkamą mums paveikslėlį. Paspaudžiam mygtuką Edit, redaguojame tekstą. Patvirtinam pateikę pasikeitimus. Pareguliuojam dydį, padėtį. Šių įrankių pagalba mes galime sukurti ir paprastą tekstą. Paprastas tekstas į Glogą gali būti patalpinamas be teksto laukelio arba su teksto laukeliu. Tam, kad patalpinti tekstą be matomo teksto laukelio, mes galime paspausti mygtuką tekstą ir iš karto mygtuką jūs taikyti. Ir tada tekstas atsiranda nematomam teksto laukelėje. Vėlgi redaguojam tekstą, Edit. Išsaugojam pakeitimus. Norint įterpti tekstą į teksto laukelį, kurį būtų pagražintas, mes galime tiesiog nurodyti tematiką teksto laukelio. Pavyzdžiui, pets, numylėtiniai, pritaikyti ir mūsų įrašomas tekstas bus patalpintas į pasirinktą teksto laukelį. Paspaudžiam mygtuką Edit, redaguojame tekstą. Ir išsaugojam pakeitimus. Ir taip, šių įrankų pagalba mes sukūrėme antraštę, dialogo laukelį, įterpėm paprastą tekstą be teksto laukelio ir teksto laukelyje.